Didelė dalis Jungtinių valstijų nupirkta pigiau grybo. Šiemet Jungtinėse Amerikos valstijose minimos dvi svarbios istorinės sukaktys, tiesiogiai susijusios su šalies teritorinė plėtra. Prieš 150 metų Jungtinės Amerikos valstijos nusipirko iš Rusijos milžinišką atšiaurę Aliaskos teritoriją, vėliau tapusią 49-ąją šalies valstija. O prieš 100 metų iš Danijos įsigijo mažytės tropinės Mergelių salas Karibų jūroje. Iki šiol šios salos yra viena iš Jungtinių Amerikos valstijų valdų, vadinamoji neinkorporuota organizuota teritorija. Manvydas Vitkūnas. Jungtinių Amerikos valstijų teritorinė plėtra vyko ir įsigijant naujų teritorijų. Dalį žemių baltieji kažkada nusipirko iš indėnų genčių vadų, o dar daugiau užkariavo. Visos Amerikos žemės kažkada priklausė įvairioms indėnų tautoms ir gentims, tačiau plečiantis kolonizacijai europiečiai skverbėsi vis gilyn į čiabuvių žemes. Dabartinių Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje savo kolonijas įkūrė įvairios Europos šalys – Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Nyderlandai, Švedija, Rusija ir kitos. Ilgainiui čia labiausiai įsitvirtino ir didžiausias teritorijas kontroliavo Britai, Prancūzai ir Ispanai. Dosnus pasiūlymas. Jungtinėms Amerikos valstijoms iškovojus nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos, šalis greitai neišsiteko pirmųjų 13 valstijų teritorijoje ir ėmė plėstis. 1803 metais balandžio 30 dieną įvyko vienas įspūdingiausių pasaulio istorijoje žemės pirkimo sandorių. Jungtinės Amerikos valstijos iš Prancūzijos nusipirko milžinišką 2,1 milijono kvadratinių kilometrų Luizianos teritoriją. Dabar Luiziana yra vidutinio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų valstija, teužimanti nedidelę dalį tada nupirkto Luizianos regiono, buvusio tarp Meksikos įlankos ir Kanados. Dabar į šią teritoriją visiškai ar iš dalies patenka net 15 Jungtinių Amerikos valstijų. Visiškai Arkansasas, Misūris, Ajova, Oklahoma, Kanzasas, Nebraska, iš dalies Luiziana, Minesota, Koloradas, Šiaurės Dakota, Pietų Dakota, Naujoji Meksika, Montana, Vajomingas, Teksasas. Nuo 1762 metų Luiziana buvo Ispanijos kolonija, vėliau jos kontrolę perėmė Prancūzija. Napoleonas Bonapartas nusprendė, kad yra svarbesnių geopolitinių problemų nei milžiniškos Luizianos kolonizacija. Tuo metu strateginę savo užduotimi vakarų pusrutulyje Paryžius laikė valdžios pelningose kolonijose Karibų jūros salose išsaugojimą. Ten vienas po kito kilo maištai, o metropolijos pajėgos regione buvo silpnos, todėl kai amerikiečiai paprašė, kad Prancūzija jiems parduotų svarbiausią Luizianos miestą Naująjį Orleaną ir kai kurias gretimas žemes prancūzai netikėtai pasiūlė amerikiečiams visą Luizianą. Amerikiečiai buvo pasirengę už Naująjį Orleaną ir jo apylinkę sumokėti $10 milijonų, bet nusipirko milžinišką dalį žemyno tesumokėję $15 milijonų. Šio sandorio metu įgytos žemės sudaro net 23% dabartinės Jungtinių Amerikos valstijų teritorijos. Pirko ir užkariavo. XIX amžiaus pirmojoje pusėje Jungtinės Amerikos valstijos plėtėsi toliau. 1821 metais iš Ispanijos buvo perimta Florida, 1835–1836 metais Teksasas priklausė Meksikai, bet buvo vis intensyviau apgyvendinamas anglakalbiais kolonistais. Prasidėjo karas dėl nepriklausomybės. Kovos buvo labai sunkios ir kruvinos, aiškiai kiekybinę persvarą turėjo Meksikos kariuomenė, tačiau amerikiečių remami teksasiečiai sugebėjo laimėti. 1836 metais buvo paskelbta Teksaso Respublikos nepriklausomybė. 10 metų tai atsinaujindavo, tai vėl nurimdavo susidūrimai su meksikiečiais. Galiausiai 1845 Teksasas prisijungė prie Jungtinių Amerikos valstijų. 1846 metais Jungtinės Amerikos valstijos pasirašė dar vieną istorinę sutartį ir perėmė iš Didžiosios Britanijos Oregono teritoriją. Dabartinę Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės vakarų dalį, kur yra Vašingtono, Oregono ir Aidaho valstijos, bei dalis Vajomingo ir Montanos valstijų.
1846–1848 metais vyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Meksikos karas. Jį meksikiečiai galiausiai pralaimėjo. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos netgi buvo įžengusios į šalies sostinę Meksiko miestą. Buvo pasirašyta taikos sutartis. Amerikiečiai prisijungė didžiulę dalį Meksiko žemių, tai yra dabartinės Arizonos, Jutos, Nevados ir Kalifornijos valstijas, bei dalį Naujosios Meksikos, Kolorado ir Vajomingo. Jungtinės Amerikos valstijos tapo milžiniška šalimi, nusidriekusia per visą Šiaurės Amerikos žemyną nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno. Atrodė, kad šalies teritorinė plėtra baigta, tačiau buvo ne taip. Rusai Aliaskoje. Daugiau nei 1,5 milijono kvadratinių kilometrų užimanti Aliaska kartu su greta esančiomis Aleutų ir kitomis salomis iki 18 amžiaus vidurio buvo retai lankoma europiečių. Čia gyveno Aleutai, Tlinkitai, Eskimai, įvairios kitos čiabuvių grupės. Į jų žemės ėmė skverbtis rusų kolonistai, prekiautojai kailiais, jūrų žinduolių medžiotojai. 1745 metais rusų pirklio Michailo Nevočikovo vadovaujama ekspedicija pasiekė Atų salą Aleutų salyne. Čia įvyko pirmas kruvinas incidentas su čiabuviais. Vėliau rusų bandymus įsitvirtinti Aleutų salose ir žemyninėje Aliaskos dalyje dažnai lydėjo kruvini incidentai. Čiabuviai su atvykėliais susigrumdavo dėl įvairių priežasčių. Kolonizatoriai reikalaudavo pernelyg pigiai parduoti brangius žvėrių kailius ir kitus išteklius, ar tiesiog juos atimdavo. Skverbdavosi į čiabuvių medžioklės plotus. Prievartavo vietos moteris. 1763–1765 metais keliose Aleutų salyno salose sukilę čiabuviai sudegino rusų gyvenvietės, jų laivus žudė atvykėlius. Sukilime dalyvavo apie 700 Aleutų karių. Atvykusios rusų baudžiamosios pajėgos žiauriai atkeršijo, naikino čiabuvių gyvenvietės, nužudė nuo 3 iki 5 tūkstančių Aleutų, tarp jų daugybę moterų ir vaikų. 1794 šiame regione pradėjo veiklą rusų stačiatikių misionieriai. Dvasininkų atvykimas kiek sumažino rusų kolonizatorių smurtą. Santykiai dalyje Aleutų gyvenamų teritorijų normalizavosi. Tačiau Aliaskos pakrantėse, esančiose salose ir žemyninėje dalyje užvirė naujos kovos. Kai rusai pabandė įsitvirtinti Tlinkitų žemėse, šie pasipriešino. Sitkos saloje rusai sumanė pastatyti Novoarchangelsko tvirtovę ir miestelį. Tlinkitai ją sugriovė, kolonistus išžudė. Per 3 metus kovos kelis kartus atsinaujino. Iš viso žuvo ne mažiau kaip 300 žmonių. Galiausiai Novoarchangelską pavyko pastatyti, jis tapo Rusijos Amerikos centru. Rusų kolonistai skverbėsi ir gilyn į pietus, steigė gyvenvietės Oregono, Kalifornijos pakrantėse. Tačiau jos gyvavo nelabai ilgai. Ekonominė veikla žemėse nuo Aliaskos iki Kalifornijos užsiėmė Rusijos Amerikos kompanija, o Rusijos bandomas užimti teritorijas nuo 1790 iki 1867 metų administravo Rusijos Amerikos gubernatoriai. Kodėl pardavė? 1853 metais Rusijos imperijoje pirmą kartą buvo rimtai susimastyta, ką daryti su Aliaska. Reikėjo nemenkų pinigų, norint išlaikyti šią tolimiausią imperijos dalį. Ją ganėtinai gausiai kolonizuoti, pasirūpinti gynybą nuo potencialių priešų, visų pirma, kaimyninę Kanadą kontroliavusių Britų. Ekonominė nauda gaunama iš Aliaskos buvo daug mažesnė nei tolesnė kolonizacijai reikalingos lėšos. Milžiniškoje teritorijoje gyveno mažiausiai 60 tūkstančių indėnų ir vos 2,5 tūkstančio rusų. Krymo karas parodė, kad Rusija turi rimtų rūpesčių gindama savo europinę teritoriją, vos geba pasirūpinti tolimųjų rytų gynybą, o pasirūpinti valdomis Amerikoje tiesiog nėra resursų. Sankt Peterburge buvo nuogąstaujama, kad Britai iš Kanados sausumą ir pasitelkę savo galingą karinį jūrų laivyną gali bet kada užimti Aliaską ir gretimas salas. Ši grėsmė buvo labai reali, todėl nuspręsta, užuot veltui praradus, valdas parduoti už atrodė nemažus pinigus, o negausias rusų karinės pajėgas iš Amerikos perkelti į azijietišką Ramiojo vandenyno pakrantę, Kamčiatką ir kitur.
1857-aisiais buvo pradėtos pirmosios derybos su Jungtinių Amerikos valstijų atstovais dėl galimo Aliaskos pardavimo. Iš pradžių buvo siūlymų Aliaską perduoti amerikiečiams laikinai, tačiau galiausiai nuspręsta atsikratyti jos visiems laikams. Suderėta suma 7 200 000 tuomečių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. 1867 metais kovo 30 dieną Vašingtone Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos atstovai pasirašė Aliaskos pirkimo pardavimo sutartį. Vėliau ją savo parašu patvirtino ir Rusijos imperatorius Aleksandras II. Priešingai nei dabar teigia kai kurie rusų propagandininkai, Aliaska buvo parduota ne laikinai, o visam laikui. 1867 metais spalio 18 dieną 15:30 ji tapo Jungtinių Amerikos valstijų dalimi. Gyvenvietėse buvo nuleistos Rusijos ir iškeltos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavos. Auksas ir nafta. Iki 1959, kol tapo valstija, Aliaska turėjo apygardos teritorijos statusą. 1943 metais jos gyventojams buvo suteikta Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė. Antrojo pasaulinio karo metais dėl Aleutų salų vyko kruvinos amerikiečių ir japonų pajėgų kautynės. Rusijos imperijos valdovams ir pareigūnams atrodė, kad Aliaska yra ekonomiškai mažai naudingas regionas, tačiau jie apsiriko. XIX amžiaus pabaigoje čia buvo aptikti didžiuliai aukso ištekliai, prasidėjo tikra aukso karštligė. Į Aliaską plūstelėjo tūkstančiai laimės ieškotojų. Dabar Aliaska taip pat garsėja naftos, dujų, akmens anglių, vario, geležies rūdos ištekliais. Žymę dalį ekonomikos sukuria medžio apdirbimas, žvejyba ir žuvininkystė, turizmas. Aliaskoje įkurta daug Jungtinių Amerikos valstijų karinių bazių. 1,5 milijono kvadratinių kilometrų ploto valstijoje gyvena vos 710 000 žmonių. Net 42% jų įsikūrė didžiausiame valstijos mieste Ankoridže, dydžiu prilygstančiame Kaunui. Danai atsisakė. Teritorijų įsigijimo už pinigus atvejų galima rasti ir daugiau. Štai 1917 metais, kovo 31 dieną, amerikiečiai nusipirko Mergelių salas Karibų jūroje, kadaise jos buvo pasidalytos Didžiosios Britanijos, Danijos ir Ispanijos. Britai saviškę dalį valdo iki šiol. Ispaniškoji priklauso Puerto Rikui, dabar pavaldžiam Jungtinėms Amerikos valstijoms, o danai savąją, didžiausią dalį Pirmojo pasaulinio karo metais nusprendė parduoti. Šias salas danai valdė nuo 1666 metų. Kadaise čia vyko gyva prekyba vergais, buvo gaminamas romas, auginamos cukranendrės. 20 amžiaus pradžioje cukraus kainos krito, kolonija tapo ekonomiškai nenaudinga ir Kopenhagoje buvo priimtas sprendimas šios naštos atsisakyti. O štai Vašingtonas pasinaudojo pasiūlymu ir nupirko 346 kvadratinių kilometrų ploto Mergelių salas už $25 milijonus. Tada danai buvo patenkinti, ši suma sudarė pusę metinio jų šalies biudžeto. Tiesa, vėliau daug kas pradėjo gailėtis, bet jau buvo vėlu. Dabar Jungtinių Amerikos valstijų Mergelių salose gyvena 350 000 žmonių. Klesti turizmas. Finansų paslaugos, romo, tekstilės pramonė veikia viena didžiausių pasaulyje naftos perdirbimo gamyklų. Žurnalas Savaitė. Norisi skaityti.